Sveiki bičiuliai, netrukus pradėsime viso kūno apšilimo pratimus ir juos pradėsime nuo sprando raumenų apšilimo. Taigi sukame galvą lėtai neskubėdami į vieną pusę, tada į kitą. Pirmuosius pratimus darykite ypatingai lėtai neskubėdami, nes organizmas, kūnas, sąnariai, sausgyslės dar yra šalti, kad ko nepasitemptumėt. Pramankštinam riešus bei pirštus, palankstome rankas per riešų sąnarius, pagniaužome kumščius, pakeliam rankas į pečių aukštį ir neskubėdami sukame rankas per alkūnės sąnarį, keli kartai į vieną pusę, keli į kitą, lėtai kvėpuojam ir neskubėdami darom apšilimą. Apšildom pečius, suglaustas rankas sukame ratais per pečius. Tiesiog savo pečiais sukame ratukus. Keli kartai į vieną pusę, keli kartai į kitą. Tuo metu pačios rankos gali būti tiesiog priglaustos prie kūno. Pilnai ištiestas rankas sukame ratukais. Pradedam nuo mažų ratukų ir juos didinam iki maksimaliai didelių ratukų. Pasiekus maksimaliai didelius ratus pradedam mažinti ir kai pasiekam minimalią amplitudę, pakeičiam sukimo kryptį ir vėl po biškį didinam ratukus. Užmetam vieną ranką kaip įmanoma giliau už sprando, kitą ranką kaip įmanoma giliau už nugaros ir keičiam rankas. Vieną ranką, kitą ranką. Vertikalūs rankų mostai, amplitudė kaip įmanoma didesnė. Horizontalūs rankų mostai, amplitudė vėlgi kaip įmanoma didesnė. Juosmens apšilimas, rankas laikau priešais veidą ir sukame viršutinio kūno dalį per juosmenį. Žiūrime tiesiai ir dubenį stengiamės laikyti kaip įmanoma stabilesnį. Sukasi tik tais patys pečiai per juosmenį.
Dedame rankas ant dubens ir maksimaliais ratukais sukame dubenį. Pečiai bei galva turėtų išlikti kaip įmanoma vienoje vietoje, žiūrime tiesiai ir braižome maksimalius ratukus su dubeniu. Rankas vėl keliame į pečių lygmenį ir sukame korpusą. Žiūrime tiesiai, nesisukinėjom ir stengiamės maksimaliai išsukti pečius. Viską darome lygiai taip pat, tik žiūrėdami 90 laipsnių kampu į žemę. Sukam kelienus ratais, kojas laikydami atskirai. Keli ratukai į vieną pusę, keli į kitą. Sukam kelienus ratais, kojas laikydami suglaustas. Miname vienoje vietoje kuo aukštesnę amplitudę. Tokiu būdu apšildome pėdas. Sukame vieną pėdą per čiurnos sąnarį. Ratukai kaip įmanoma maksimalesni. Pakeičiam koją ir darom viską lygiai taip pat. Darome šuoliukus išskėsdami rankas ir kojas į šalis.
įtupstai į priekį. Paspirokliuojam ant vienos kojos, paspirokliuojam ant kitos kojos, stengiamės įtūpti kaip įmanoma giliau ir kaitaliojam puses. Įtupstai į šonus, paspirokliuojam ant vienos kojos kaip įmanoma giliau, tada paspirokliuojam ant kitos kojos. Ir tai jau yra paskutinis apšilimo pratimas, todėl aš norėčiau palinkėti jums sėkmės jūsų pagrindinėje treniruotėje ir iki draugai.